Sveiki, aš esu Rokos apžvalgininkė Karolina ir šiandien su jumis noriu pasidalinti savo patirtimi, naudojant Liren dirbtinį įdegį. Turbūt šį pasakojimą reikėtų pradėti nuo to, kad aš niekada nebuvau naudojusi jokių dirbtinio įdegio priemonių, nei losjonų, nei putų, nežinau, ką ten dar galima naudoti, niekada neėjau į soliariumą. Ir iš tiesų kaisti saulėje ir gadinti savo odą po UV spinduliais manęs taip pat nelabai vilioja. Ir būtent dėl to labai bijau naudoti kažkokią dirbtinę įdegio priemonę, nes pirmą iš tokio kaip sūrio bijau per vieną dieną tapti vos ne juodaodė. Ir aišku, visi pažįstami tada klausinėtų, kas nutiko. Antra, taip pat labai daug prisiskaičiau, kad labai lengva iš tiesų dirbtinio įdegio priemonę padengti netolygiai. Ir atsiranda visokios dėmės, linijos. Tai vėl nėra gražiai atrodantis kažkoks dalykas. Ir trečia, bijau, kad kai jau pats tas dirbtinis įdegis ims nykti, nusiplauti nuo odos, kad vėl tai vyks netolygiai kažkokiam dėmėm ir aišku, vėl tai neatrodo gražiai. Bet lietuviškose formuose pasiskaičiau, kad Liren kompanija gamina vienas mėgstamiausių lietuvaičių dirbtinio įdegio priemonės. Ir tikrai išgirdau daug gero, kad ilgai išlieka, nusiplauna tolygiai ir šiek tiek mano baimės nuramino, tačiau aš vis tiek dar buvau nerami, kol pati neišmėginau jų ant savo kailio. Tiksliau, ant savo odos šiuo atveju. Taigi štai čia aš turiu Liren dirbtinio įdegio putas, o čia Liren dirbtinio įdegio losjoną. Ir iš tiesų abu šie produktai yra skirti tiek kūnui, tiek veidui, tačiau atrodė, kad putomis bus lengviau tolygiai padengti kūną, o losjonas galbūt šiek tiek daugiau drėkinantis, labiau tiks veidui. Prieš imantis viso to dirbtinio įdegio proceso, gerai nušveičiau visą savo kūno odą ir labai gerai jį padrėkinau. Taigi, drebančiomis rankomis pradėjau savo deginimosi procesą ir, kaip jau minėjau, kūnui naudojau Liren dirbtinio įdegio putas. Ir kaip pradedančioji labai bijau, kad man bus labai sunku ir iš tiesų nepavyks šito produkto padengti tolygiai ant kūno ir tada vaikščiosiu dryžuota kaip zebras. Tačiau to neįvyko, viskas buvo labai paprasta. Naudojau tokias, turbūt jos vadinasi maudymo pirštinaites, kad rankos negautų to didesnio kiekio įdegio priemonės. Ir tiesiog paskraidžiau po visą savo kūną, viskas vyko labai greitai, labai paprastai. Ir tikrai nebuvo kažkokių kabliukų, kur galėčiau pasakyti, kad čia reikėtų visgi daryti taip ir taip, nes tiesiog viskas paprasta kaip du kartu. Toliau ėmiausi veido ir aišku, prieš naudojant kažkokią dirbtinę įdegio priemonę, kaip ir kūną, su šveitikliu nušveičiau švelniai veido odą, tada padengiau labai tokiu gan storu kremo sluoksniu, nes dėl veido labiausiai ir bijau, kad jis nebūtų per rudas, jau geriau per šviesus ir tada su makiažo priemonėm galima kažkaip pataisyti tą situaciją, bet tik, kad ne per tamsus. Ir dar iki galo nesusigėrus tam kremo sluoksniui, paėmiau nedidelį kiekį šio Liren dirbtinio įdegio losjono ir taip pat pasklaidžiau jį po savo veidą. Kodėl nelaukiau, kol tas kremas susigeris, nes norėjau, kad jis tarsi praskiestų, jeigu galima taip sakyti, dirbtinį įdegį, kad jo poveikis nebūtų toks ryškus. Ir man kaip dirbtinio įdegio naujokai iškilo keletą tokių galbūt juokingų klausimų. Nežinau, ar aš juos išsprendžiau teisingai, bet turbūt jeigu iškilo man, iškils ir kažkam kitam. Pirmas dalykas buvo dengiant dirbtiniu įdegiu savo kūną. Parašyta, kad padengiam visą kūną dirbtiniu įdegiu ir tada nusiplauti rankas. Bet jeigu aš plaunu rankas, tai tada šita vieta kaip ir lieka neįdegusi. Tai iš tiesų dabar gal kameroje turbūt nesimato ir šiaip jeigu nežinant sunku pastebėti, bet mano rankos yra šiek tiek šviesesnės, tai tos problemos ir neišsprendžiau. O kas liečia veido dirbtinį įdegį, tai probleminė vieta turbūt buvo viršutinė lūpa. Nes pirmas dalykas, kurį pagalvojau, ar dengti ją ar ne, nes tarkim, dažnai, kad ir naudojant makiažo pagrindą, viršutinė lūpa būna kartais neliečiama, kad tiesiog ta zona nepatamsėtų ir neatrodytų, kad yra ūsai, kurių iš tiesų nėra. Tai aš iš tiesų švelniai ten dar labiau padengusi kremu, padengiau ir dirbtinio įdegio losjonu. Ir ačiū Dievui, ūsų negavau. Rezultatas, kurį gavau panaudojusi šiais priemonės, iš tikrųjų tikrai labai nudžiugino ir turbūt pranoko netgi geriausius mano lūkesčius. Nes iš tiesų naudotis buvo labai paprasta, įdegis atrodo itin natūraliai.
gal keletą tonų tamsesnis negu kad mano tikroji odos spalva, tai tikrai nereikėjo niekam aiškintis, kur aš čia buvau ir kur nusvilau. Ir jeigu, aišku, norite kažkokio labiau drastiško efekto, turbūt reikėtų panaudoti keletą kartų iš eilės, kad pasiektumėte jį, tačiau merginoms, kurios turi labai šviesią odą arba pirmą kartą naudoja kažką tokio, tobulos priemonės tikrai. Kitas opus klausimas, kalbant apie įdegio priemonės, yra jų kvapas. Ir iš tiesų šie produktai turi kvapą. Na, pasakyčiau, kad man jis labai patinka. Mane asmeniškai jis šiek tiek erzina ir aš jas naudojau naktį prieš miegą, pasitepiau jomis, tada jau miegoti. Ir iš tiesų mane šiek tiek erzino per naktį, bet kitą rytą nusiprausus aš to kvapą visiškai nebejutau ir kiek klausiau kažkokių žmonių, man pažįstamų, irgi sakė, kad nieko kažko nejaučia. Tad, aišku, vieną naktį dėl gražios rusvos odos aš galiu pakentėti. Pats įdegis laikosi kažkur apie savaitę, nyksta, nusiplauna tikrai gražiai, tolygiai, nėra kažkokių, nežinau, dėmelių, taškučių ar panašiai, kuo aš esu tikrai labai patenkinta ir laiminga. Tikrai labai esu patenkinta šiomis priemonėmis ir be galo laiminga, kad pirmas mano žingsnis dirbtinio įdegio pasaulyje buvo toks malonus. Manau ir iš tiesų netgi garantuoju, kad tokios pačios naujokės kaip aš tikrai susitvarkys be vargo su šiomis priemonėmis ir taip pat jis nenuvils ir tų, kurios jau yra išbandžiusios ne vieną skirtingą kažkokį dirbtinio įdegio būdą. Tad tikiuosi šis video jums patiko ir buvo naudingas ir iki kito susitikimo.